Čia aš truputį paantrinsiu Rimantui apie šitą žvalgybą ir gavybą. Gerai pasakė profesorius Gediminas Motūza, kad čia yra kažkoks keistas vaikų žaidimas. Kokios gali būti kalbos apie žvalgybą, jeigu gavyba negalima, o gavyba išties yra negalima. Nu, aš gal atleis kolegos, labai trumpai paaiškinsiu tą skirtumą tarp skalūnų gavybos ir įprastos naftos gavybos. Visų pirma, skirtumas yra mastai. Ir kitas skirtumas yra, kad mastus apsprendžia tai, kad skalūnų dujos yra išgaunamos iš praktiškai nelaidžios uolienos, skirtingai negu įprastinės nafta ir dujos. Tam, kad išgauti tą patį kiekį dujų iš skalūnų, būtina išgręžti apie 50 kartų daugiau gręžinių. Būtina specialios technologijos, hidraulinio plėšimo technologijos. Hidraulinio plėšimo technologijos, kaip ten kartais sakoma, ten tobulėja, jos ten bus su dujom, bus ten su krakmolu. Su krakmolu ir dabar yra, bet būtinas komponentas, bet jis atlieka tik vieną funkciją. Yra neišvengiam kiti komponentai, kurie atlieka visai kitas funkcijas. Ir dauguma iš tų komponentų yra toksiški mutagenai, kancerogenai. Jų veikimo laikas turi būti nesuskilt per visą dujų eksploatacijos laiką, kuris yra numatytas 17-20 metų. Tai jie yra pastovus toksiniai chemikalai, kad jie veiktų visą tą laiką. Kadangi gręžinių skaičius didelis, tai vienam kvadratiniam kilometre nuo 1 iki 5 gręžinių. Faktiškai gręžiamos horizontalios atšakos, kurios apima absoliučiai visą teritoriją. Lietuvos skalūnai tie su dujom yra paplitę 15 000 kvadratinių kilometrų teritorijoje. Tai galite įsivaizduoti, koks bus gręžinių kiekis. Į kiekvieną gręžinį supumpuojama 20 000 kubinių metrų toksinių medžiagų. Įsivaizduokit, 20 000, čia kiek? 400 vagonų. Pusė to palieka žemėj ir yra laiko klausimas, kada per gręžinius sudulyjusius, supuvusius, per tuos plyšius, kurie padaryti, jie pasieks geriamo vandens sluoksnį. Kita pusė, milijonai tonų nuodų. Prie kiekvieno gręžinio, kaip futbolo aikštė, chemikalai, kurie garuoja, kurie ten vieno įkvėpimo gali ten galva skauda kelias dienas. Aš pats esu susidūręs su tais dalykais, žinau. Kur juos utilizuoti, niekas pasaulyje dar neįsprendė tos problemos ir mums kiša tokius dalykus. Vėl atpigimas, koks ten gali būti atpigimas ir kokia gali būti nauda Lietuvai, jeigu iš karto savikaina yra keliolika kartų brangesnė už įprastinių dujų. Nemanau, kad kokia privati kompanija dirbs nuostolingai. Bet to Lietuvos įstatymai numato, nežinau, kitos pasaulio valstybės, nuo 2 iki 16% išteklių mokestį. Jūs galite įsivaizduoti, kad visi Lietuvos biudžete, pasitikrinkit audito ataskaitai, Lietuvos biudžete šitas išteklių mokestis, tai yra už naudingų iškasenų eksploataciją, tai yra mūsų visų turtą, sudaro 0,14%. Dar išgaunant naftą, tas išteklių mokestis yra sumažinamas sąnaudom, žvalgybos sąnaudom. Tai visi tie gręžiniai gali būti apiforminti kaip žvalgyba. Ir aš nežinau, kokie mokesčiai iš viso bus. Vienu žodžiu, čia yra afera ir labai pavojinga.